Kviečiame pasitikti fotografą ir verslininką Tadą Dirgėlą. Aš jam atiduosiu mikrofoną. Taip, prašau. Šitas geras, ar ne? 1-1, mane visi girdim. O kaip pultelis veikia? Aha, viskas aišku. Gerai, mane pakvietė čia, kad papasakočiau, kaip uždirbti daug pinigų. Iš tikrųjų, pačiam reikėtų pirmą uždirbti, kad galėčiau kitus mokyti. Tai pirma mano tezė, kad jeigu norit uždirbti daug ir rimtų pinigų, reikėtų rinktis ne fotografijos sferą, o turbūt IT, nekilnojamo turtą, fintechą, o Vintedas pavyzdys. Yra rimtesnių sferų, iš tikrųjų, aš nuo 2001 metų šioje sferoje, tai uždirbu panašiai kaip geras vadybininkas Vilniui, turbūt panašiai taip. Svarbu, kad tai patiktų daryti. Jeigu patinka, reiškia pasiliekam šitoj sferoje, čia yra įdomu, gerai ir savo hobį gali paversti kažkiek ir verslu. Jeigu norite pinigų, kaip sakė Albertas, uždirbti galima, bet ar pakankamai galima uždirbti, tai čia klausimas. Jau netgi filmavimas iš tikrųjų šiuo metu yra pelningesnis negu fotografija. Dėl to čia lieka žmonės, kam patinka. Tada galim pradėti eiti. Čia esu aš, o čia mane dirbtinis intelektas nupiešė tokį, kažkodėl su Samyangu, Canon su Samyangu maišytas toks objektyvas. Tai aš pradėjau 2001 metais dirbti, jaunuolis būdamas 21 metų Topo centro fotoskyriui, kaip tik į fotoskyrių papuoliau. Ir pradėjau dirbti dar tais laikais, kai turėtų būti kai ore sklandė klausimas, kas geriau, juostinis ar skaitmeninis fotoaparatas. Tarp kitko labai turbūt dabar tiktų šitą. Dabar sklando ore dar vienas klausimas, praėjus 20 metų, kas geriau, veidrodinis ar sisteminis, bet grįšime prie šito. Tai iš tikrųjų mūsų skyriui buvo gal 50 aparatų ir iš jų buvo tik tai 5 skaitmeniniai, visi buvo juostiniai. Atėjo žmonės 30+ aiškino, kad skaitmeninėse fotoaparatuose nėra gylio, mažai raiškos, iš juostos gali spausdinti A1 ir didesnius plakatus, iš skaitmeninio nieko nepadarysi. Ir tuo metu netgi didžiausia raiška buvo 0,5 milijonų. Tai juokinga, ne? Dabar ten niekas nes nebegaudom tų milijonų, visi turi 20 ir daugiau, iš tikrųjų jų net nereikia, tiek užtenka 12 milijonų pikselių. Tai vat aš nuo tokių laikų, tada tarp kitko ir vestuvės fotografuoti buvo lengva. Kai aš jau turėjau pirmą skaitmeninį, ten Klaipėdai turėjome 2 ar 3, tai užteko padaryti išplautą foną ir tu gauni 2000 litų. Tai žmonės ateidavo į parduotuvę, sakydavo, gal gali nufotografuoti vestuvės, aš niekada nefotografavęs ir eidavom taip, nes tų fotografų, kas turėjo skaitmeninius, nebuvo, o dabar dasigyvenom iki to laiko, kad kažkas parašo, man reikia Liepos 29 fotografo ir 1000 komentarų, aš už tiek, aš nemokamai, iki ko dasigyvenom. Būtų juokinga, ne, jeigu kažkas parašytų, man reikia kardiologo pirmadienį 6 valandą ir kardiologai rašo, čia Kauno klinikos mes padarysim už tiek, mes nemokamai teikit rytoj. Čia tas pavyzdys parodo, ant kiek didelė pasiūla yra fotografijai, gal sakykime, turiu fotografų versle ir ant kiek kitos specialybės dar turi didesnę tą paklausą. Dabar yra pasiūla viršyje paklausą, dėl to labai sunku yra fotografam. Aš prieš 2017 sakydavau, daug klientų ateina, jie visi arba fotografai, arba filmuotojai. Jūs pradėkit filmuoti, jeigu norit pinigų, jeigu malonu, aišku, toliau ir fotografuojat, nes operatorių trūksta, jie gerai uždirba, jų reikia visur, fotografų yra ryškiai per daug. Nebent tu esi tam top levelėje, čia mano tezės, iš tikrųjų galima ginčytis, bet aš matau, kas yra top 100, jie uždirba, jie normaliai gyvena, kas yra nuo top 2000 iki top 101, vargas, vargelis, tai tikrai sunku labai. Grįžtame, dėl ko mane pakvietė papasakoti, ką mes darom. Aš tarp kitko irgi 10 metų fotografavau, bet jau ten 2015 baigiau tą daryti ir dabar užsiimu gal labiau filmavimu arba studijų įrengimu arba tiesiog sprendimų radimu. Žmogus turi arba filmavimo studiją, arba fotografai kažkokią problemą, kaip padaryti, nežinau, ten dieną saulę, arba naktį, kad būtų kaip saulėtas dangus. Tai mes ieškom tą sprendimą, kaip tai išspręsti lempom, trikojų pagalba. Sprendžiam sudėtingesnės tokias problemas. Tai istoriškai gavos, kad dirbam per 3 brandus. Aš pats kūriau fotoaparatas LT ir Admor, o fotofabriką mes kažkada nupirkom. Tai va čia mūsų toks pasigirimo lapas, visko čia mes darom, atrodo daug ir daug metų dirbam ir daug prekių turim.
Bet tai tiesiog reklaminis šitos esmės, kad su fototechnika darome viską nuo iki. Tai reikia nuotrauką atsispausdinti, reikia išsinuomoti technikos, ar reikia suvenyrų, ar reikia pačios fototechnikos, ar kamerų, ar apšvietimo, visko tai yra. Kiti supranta, sutinka pažįstami mane, jūs prekiaujat fotoaparatais, ar jos dar kas perka. Taip, jų perka labai mažai, bet čia yra 30 000 prekių. Tai yra ir šviesos, ir visokie adapteriai, armai, pajungimai, keidžai, monitoriai, filmavimo, šiaip didžiulė sfera iš tikrųjų. Fotoaparatai tai pas mus sudaro mažą dalelę iš tikrųjų. Vien laidai, vien baterijos, vien pakrovėjai, kiek jų yra skirtingų ir kiek jie viskam tinkantis. Taip, yra ir plati sfera. Tik jinai yra, kadangi biznis hobis, tai jinai yra tokia Lietuva per maža šalis, reikia dirbti per daugiau šalių, kad čia galėtum uždirbti. Čia nubraižiau tokią schemą ir bandysiu papasakoti ir galbūt jūs kažką iš to atsiminsit ir jums ateity, kai rinksitės, kur įsigyti techniką arba kokią įsigyti, ta schema kažkiek padės. Iš esmės, čia yra gamintojai ir mano darbas, visą gyvenimą man patiko technika, yra važinėti po pasaulį, po parodas, ieškoti įdomių daiktų ir bandyti nuspręsti, ar tie daiktai bus reikalingi fototechnikos versle. Įsigilinti problemas, žiūrėti, kadangi fotografuodavau vestuvės ir verslo fotosesijas ir krikštynas, visko, ko tik nefotografavau, atsimenu iš to, klientai pasakoja, forumą sėdim ir jie atėję turi kažkokių tai problemų. Mes tas problemas stengiamės išgirsti ir tada galvojam, kaip jas išspręsti per techninę pusę. Albertas papasakos, kaip galim spręsti per idėjų pusę, aš galvoju, kaip galim išspręsti per techninę pusę. Ir kartais, pavyzdžiui, neįdomi vieta, neįdomi aplinka, blogas apšvietimas, nėra idėjų, ką daryti. Gali paimti kokį nors rūko imitatorių aerozolį, jį papūsti, šviesa per jį krenta, tau jau atsiranda kažkoks efektas iš galo, backgroundas, tu fotografuoji, tu išsisprendi kažkokioj visiškai nesąmoningoje vietoje, pasidarai visai gerą bohe arba gerą backgroundą. Tai iš tokių dalelių susidaro, ką mes parsivežam. Tai čia gamintojų yra įvairių, ten kur koks nors lova gamino objektyvą, kur tu gali įkišti skruzdėlyną ir nufotografuoti, nufilmuoti skruzdėlę, kaip valgo, nes jis turi ten tokią ilgą galūnę lankščią. Ar data color tu gali sukalibruoti monitorių. Gamintojų yra įvairių yra ir sferų. Tai visi šitie gamintojai, mes jų ieškom, jie suvažiuoja į Admor sandėlį, įmonė ir vadinasi Admor, ir tada naktį jie užsipajamoja, jiems padaromi aprašymai, nuotraukos, naktį iš Admor sandėlio, data failo pavidalu, liaudėje vadinami XML, jie išvažiuoja pas mūsų į fotoaparatus LT ir į fotofabriką. Čia yra toks įdomus momentas, daug kas sako, kad internete gali, būdamas mažas, atrodyti didelis, tai čia iš tikrųjų viena iš tų vietų, kur labai tinka. Mes turime, sakykime, kokį nors Canon 6D. Tai mes į naktį jau ištransliuojame ir į fotoaparatą, ir į fotofabriką. Reiškia, Lietuvoje jau yra 2 6D, nors realybės yra 1. Be to, tas pats 6D išvažiuoja į Varlė LT, į Pigų LT. Ne fiziškai, bet data failų pavidalu. Jie visi rodo, kad jie turi. Tai reiškia, prasideda, kad visa Lietuva rodo, kad turi kažkokį tai daiktą, Canon 6D, o realybės yra tik tai 1 pas mūsų. Tai čia daugumoje atveju ir su kitom prekiam, su, televizorių, šaldytuvais, visur taip veikia tas biznis. Kažkas vienas Lietuvoje turi, jeigu jis jau yra savo buhalterinę programą skaitmenizavęs, jisai atidavinėja tą informaciją visiems, čia tas toks share business, mes vieni kitiems viską rodom, ką turim ir vieni kitų prekes transliuojam. Dėl to, kaip pradžioje ir minėjau, viena prekė tampa 20 prekių. Ir kai klientai sako, tai visi čia turi, kartais pagalvoja, ne visi iš tikrųjų turi, tai tas vienas. Tai kas, ir po to pasakysiu įdomi tezė, kas yra tikras kainų ieškotojas, jisai susiranda tą pradinį šaltinį, ar graštą, nes kokią gitaną veža tik tai įrankius, ar fototechniką, tai susiranda mus, ar ten kokius šaldytuvus tai renta ir tada nusiperka tą kainą. Bet pasakysiu tokią įdomią galbūt tezę, kad kaina mažai kam rūpi. Kaip darom apklausas, visiems svarbiausia yra tik kaina ir ten 20% pristatymo greitis, patikimumas, o visiems labiausiai rūpi kaina. Tai aš sakysiu, kad nerūpi, nes tie pavyzdžiai rodo visai ką kitką. Pavyzdžiui, mes turime daiktą už 12 eurų ir jį parduodame, užsakymų gauname 1 per dieną. Pigų LT, gaudama mūsų tą failą,
tą mūsų daiktą parduoda 20 užsakymų gauna per dieną po 17 eurų. Reiškia, žmonės po 17 eurų perka 20 kartų daugiau negu pas mus po 12. Dėl to, kad galbūt jam jau galvoje yra susiformavę, kad pigu yra nespaudinimas, pigu turi būti pigu, tai iš esmės tai reikia pirkti. Tai gal dėl to, kad turi kokią nuolaidų kortelę ar dar kažkas, tai svarbu, aš pastebėjau tą per ilgą darbą, kad jeigu žmogus galvoja, kad kažkur pigiau, tai jam ir bus ten pigiau, tu gali kaip nori įtikinėti, o realybė gali būti visai kitokia. Tai iš esmės visi deklaruoja, kad ta kaina labai kažkam rūpi, o rūpi tik nedideliam procentui, o daugelis perka pagal emocijas, pagal pažįstamus, pagal rekomendacijas, pagal pripratimus ir pagal dar kažką. Tai dėl ko braidžiau tą schemą, tai dėl to, kad parodyti tų kainų važinėjimą ir parodyti šiuolaikinį tą internetinį verslą, kad visi vis rodo nebūtinai turimas prekes, nes dalinasi savo sandėliais. Dabar yra tokia mada, tai visa Europa dalinasi sandėliais. Mes, pavyzdžiui, turime daiktų 1200 vietoj sandėlį ir mes juos dalinam po visą Europą, prancūzam, belgam, olandam. Jie, ką turi, duoda mum, mes irgi rodom jų daiktus ir taip gaunasi, kad ir mes turime labai daug prekių savo puslapėse ir jie turi daug prekių ir visi mes jomis dalinamės. Dėl to kai kurios prekės atvažiuoja per vieną dieną, o kai kurios atvažiuoja per 2 savaitės. Ir strigimas tau naktį parodė koks nors Italas, kad turi Nikon Z6, ryte jį pardavė, o pas tavį irgi užsakė žmogus, tai tu, kai jau jį norėsi nupirkti iš Italas jau jo nebeturės, taip atsiranda vėlavimai. Dėl to, kad jūs turbūt esate ten užsakinėję, nežinau, nuo šunų maisto iki ten kažko ir kažkas kažkur kažkada vėlavo. Nes jisai, kai bandė nupirkti tą daiktą, jau tas jo kolega, pardavėjas, partneris, jau jis jo nebeturėjo. Iš ten atsiranda šitie vėlavimai. Dabar kažkokios naudos, ne tiek, kad papasakoti apie įmonę, o kažkiek naudos iš praktikos, iš techninės praktikos ir iš asmeninės praktikos fotografavimo. Aš galvoju, kad jeigu norite pasilikti, fotografijos versle jums patinka ir norite uždirbti 100 000 per metus, jums reikia kažkokiu tai būdu išlipti iš to top 1000 ir kažkokiu tai būdu įlipti į tą top 100. Kaip tai padaryti? Jeigu eisite visi į vienus mokymus ir visi kopijuosite, ką pamokė mokytojas, nebus variantas. Iš tikrųjų, nuotraukos bus panašios, jos bus nukopijuotos, tokios neįdomios. Aš manau, kad reikia praeiti 100 mokymų ir po to bandyti daryti kitaip, kad išsiskirti. Tai išsiskirti galima greitai, tai 3 būdais, bet apie vieną būdą aš nepasakosiu, nes pasakos po to Albertas, tai aš papasakosiu iš techninės pusės. Aš manau, kad pirmas dalykas, nebūtinai svarbiausias, bet pirmas galim išsiskirti per techniką. Pavyzdžiui, visi kaip taisyklė turi tą tokią, o mes čia esam tokioj sakralinėje aplinkoje, šventą trejybę, aš sakyčiau, tai fotografas turi turėti 3 objektyvus, o jau geras gali jos pakeisti 10 objektyvų. Tai reiškia plačiakampis, kaip taisyklė, tai būna 14-24 su 2.8 arba 16-35 viduriukas, 24-70 su 2.8 ir po to teleobjektyvas 70-200 su 2.8. Taip tu pasidengi židinį visą nuo 24 iki 200. Tau ta amplitudė duoda tiek daryti peizažus, tiek plačius kadrus ir tiek didelė grupė žmonių. Su 35 mm gali sustatyti prie bažnyčios žmonės, su 85 prisitraukęs gali daryti portretus. Ir tau visą tai duoda, bet kame trūkumus? Zoominiai objektyvai, jie neturi nedvasios, jie neturi to tokio gylio, gero meninio gylio. Dėl to, jeigu nori papulti jau į tą topą, tau vis dėlto jos reikėtų keisti. Tai turėti 24 su 1.4, 35 su 1.4, 85 su 1.4, dabar yra 135 jau su 1.8, naujų atsiradinė tokie, kur 2.0, kaip kad mergaitė mėgsta, seniau ant tų Canonų veidrodinių buvo, dabar ir tos diafragmos yra atviresnės. Ir 200, iš esmės, jeigu dirbat su vestuvėm, su fotosesijom, aš net nežinau, manau, kad nereikia jo. Čia jau pereinam į sporto fotografiją. Tai pakeisti zoominiais. Ir jeigu tai padarysite, vis tiek dar jūs busite labai panašus į nemažą dalį Lietuvos fotografų. Jeigu norite dar labiau išsiskirti, tam yra tokie, net nežinau kaip jas pavadinti, jos reikia tiesiog žinoti išskirtiniai. Va čia vienas iš aparatų ką tik sukūrė šitas lomografį apie Dzvalą. Jie yra nupirkę prieš Krasnodarę rusų gamyklą, dabar perkelė į Čekiją. Tai šitas objektyvas, jisai kontroliuoja bohe, tu pats jį gali susukti, išlieti ir
kokie peizažai. Čia su standartiniu būtų kokio 8.5 arba 50 1.4, čia su peizažu. Tai sakysite, kad taip, tu gali Photoshop'e apsivedęs tą bohę bandyti irgi sukinėti. Apie apdirbimą mes nekalbam, nes čia iš viso tokia skaudi ir sunki sfera, kuri ten žudo viską nuo dirbtinio intelekto. Tai žinai, ar bandykim dar apie techninę pusę sakyti, nes ne viską galim ir svarbiausia ne visi moka. Ir kiek tau tai užtrunka padaryti. Kartais tau tiek ilgai tai užtrunka kažkokį efektą padaryti, kad tu paskaičiavęs metų amplitudį yra pigiau nusipirkti tą objektyvą, negu kad kiekvieną dieną vargti ir gaminti tą bohę. Tai nebūtinai šitą, čia tiesiog vienas kaip pavyzdys yra, kad per įdomią techniką galite išsiskirti. Čia vienas iš pavyzdžių. Tu padarai tokią nuotrauką, kiti tokios neturės, tu jau esi išskirtinis. Galbūt kitą kartą sakys, va, čia tas Jonas, kuris daro tokias keistas, susuktas nuotraukas, aš imsiu jį. O jeigu pasisūbus va tokias kaip kairiai, tai 100 žmonių daro labai panašias. Dabar nufotografuoti yra lengvas. Sakiau, užteko padaryti išplautą foną, dabar visi daro nuo telefono iki bet kokio fotoaparato tą dalyką, tai čia niekom neišsiskirsi. Lensbaby. Lensbaby irgi yra įdomus gamintojas, kuris daro žiauriai crazy objektyvus. Atsimenat, nežinau, ar atsimenat, bet prieš 10 metų čia ir Vaišvilaitė tokia buvo mada pradėjusi ir Albertas daug kas darė su tilt and shift objektyvais. Buvo užėjus mada, visi tai fotografavo. Atrodė labai įdomu, labai fainai, miniatiūros efektas ir iš viso fokusas labai keistas, kažkur per vidurį, kažkur pjautas šonuose, neriškumai. Tai per šitą prizmę jie vėl bandė išsiskirti, būti įdomesni negu standartiniai fotografai. Nes, žinot, nufotografuoti ten tą standartinę pozą kokį nors, čia, man tai atrodo neįdomu. Aš žiūriu tokias nuotraukas, tiesiog praskrolinu, nes visi taip daro, čia niekom neišsiskirsi. Čia kaip pavyzdys. Čia, aišku, reikia pašviesto back-end lighto, kažkokius ten paleisti purslus, lemputės jungti, kad tą gauti, bet iš esmės tempia bohę, suka ją, kreipia. Tai yra išskirtinumas, kurį tu gali panaudoti. Už 400 eurų nusipirkai, padarai 5 kadrus tokius per vestuvės, tu jau esi kažkiek kitoks. Jau nebe toks pat kaip visi. O, čia iš viso pigus dalykas, prieš tai, kur minėjau. Pavyzdžiui, mano toks teiginys, nežinau, ar aš kažkur nukopijavau jį, bet, pavyzdžiui, geležinkelis ir rūkas geriausi fotografo draugai. Visą laiką jie kažką duoda. Bet jau man gyvenime. Tiek rūkas, tiek geležinkelis. Viskas vaizdo reikia yra įdomus, jie yra kompoziciškai labai faini. Dėl to čia yra rūko imitatorius. Tarp kitko žmonės jį perka, nežinau, iš kur sužinojom, mes jo niekur niekada nereklamavom, bet jie užsisako. Tai reiškia, tu turi tam tikrą aplinką. Čia aš tokius radau greitai internete pavyzdžius ir įdėjau. Ir tu formuoji savo dūmus. Arba tavo asistentas jos purškia, gali duoti back-end light'o, tokias galinės šviesos, tada jie gražiai įsišviečia, tada tas kontūras gaunasi per žmogaus kontūrą, plaukus eina, toksai back-end light'as jis gaunas kaip išpjautas ir jeigu dar kartais, kaip čia matom pavyzdžiuose, yra kažkokios tai nelygios sienos, jos praleidžia saulės šviesą, tada iš viso kosmoso gali pasigaminti. Mes buvom sugalvoję, su žmona fotografavom, kaip sakau, 10 metų, tai pirkdom tokius dūmus spalvotus. Jos paleisdom, bet tai ten, žinai, pusę kaimo tais dūmais apeitų, reikėjo vieną kartą ten mums kvietė policija, teko bėgti. Tai toks ten sudėtingesnis variantas, šitas toks saugesnis ir paprastesnis. Tai išsiskirti per techniką yra variantas. Toliau, kadangi turim slidinėjimo klubą, ten šokinėjom ir labai dažnai filmuojam tą, ką darome, kokius triukus ore, tai aš atradau kamerą, kurią galvoju būtų pilnai įmanoma panaudoti ir vestuvėse. To tikrai niekas, aš niekur nesu matęs, iš tikrųjų, jeigu kažkas daro, tai ją galima panaudoti ir savo kelioniam, plus įjungti 2-3 kadrus ar vestuvėm. Esmė, kad jinai daro, nufotografavai, jinai viską aplinkui nufotografuoja, didžiulė raiška, iš tikrųjų, ir tada tu gali, nori kirpkis kaip nuotrauką bet kokį momentą, nori ją riesk ir nori ją susuk, išsidirbinė kaip nori iš karto telefone ir kas įdomiausia, kad ta raiška išlieko didelė, ją išsisaugojus kompiuterį, tu turi rezoliuciją 6000 ant 5000, žiauriai didelė ir tu išleidęs 400 eurų, tu turi nušovęs 2 zuikius, turi kamerą savo kelionėm. Tarsi, mano nuomonė, čia 3 kartus geriau negu bet koks GoPro. Viską daro tą patį, plus on top turi nerealų softą ir dar plus on top tu turi 360. Tu gali filmuoti, gali fotografuoti, gali naudoti ir
tuo tarpu gali panaudoti ir vestuvėse, ko kiti nedaro, nes čia vat nori pasaulį suriesti taip, gali išriesti, gali, ten reikia tik fantazijos ir esmė, kad jinai veikia labai greitai, veikia telefone, tu gali iš karto atiduoti tas nuotraukas kaip fun faktą kokį. Tai, nes būna, tikrai dažnai prašo ir po fotosesijų, ir po vestuvių jau sekančią dieną, kad kažką duoti. Aišku, kaip pagrindinę tokią duoti gal ne, gali nesuprasti, ne, visi nori vis tiek, kad ir kaip liūdna, tie klientai nori tų tokių standartinių nuotraukų, tu nori tokių įdomesnių, bent jau man tai būdavo, o jie dažnai nori to standarto vis tiek. Tas įdomesnis variantas gali būti tik tai ten 3-4%, o pagrindas turi būti vis tiek kaip taisyklės yra. Ir bent to, aišku, save deklaruoja kaip visiškai crazy išskirtinį fotografą, kas irgi turbūt nėra blogai, nes kuo labiau išsiskirsi, tuo turi būsi sėkmingesnis. Tai apie tokį variantą irgi vertėtų pagalvoti. Ir čia vat aš tokia radau netgi nuotrauką su lemputė, ką reiškia idėja, ar ne, tai išskirtinumas idėjinis. Tai techniškai išsiskirti viskas, gali ir nusipirkti brangiausio fotoaparato, visus brangiausius 10 objektyvų nuo tilt and shifto iki makro, bet jeigu nematai šviesos, nematai įvykių, nematai kompozicijos, ir labai sunku, nueisi kursus, kursai tau pasakys, reikia daryti taip ir taip, tu taip nukopijuosi ir lygiai taip ir fotografuosi, tai sakau, vėl neišlipsi, o jeigu neišlipsi, teks tada komentaruose rašyti, kad aš atvažiuosiu nemokamai padaryti. Jeigu nenori rašyti, kad važiuosi nemokamai, turi padaryti taip, kad tau nereiktų rašyti komentaruose. Aš visą laiką prie to prikabinu, nes mane šokiravo, aš nefotografuoju 8 metai, bet tiesiog kaip pažiūrėjau, kaip vyksta ir aš pagalvojau vargo vakarienė, kas negali tai būti, ant kiek viršyje pasiūla reiškia paklausą. Tai reikia stengtis išlipti iš to rato. O kaip pasisemti idėjų, neišmokysi ir ne, čia turbūt kiekvienas žmogus išmoksti pagrindą, teoriją ir tada stengiasi laužyti tas taisyklės. Gal nereikia lygaus horizonto, gal nereikia, kad žmogus būtų būtinai ir kojos matytus ir visas, gal nereikia, gal kaip tik gali būti centrinė kompozicija, tai stengtis iš viso galvoti, ne taip, kaip kad rašo knygutės arba kaip moko, išmoksti, visą laiką žinai taisyklės, tada jau jas gali laužyti. Ne, šito dar neleisim, pabaigai čia toks filmukas turėtų būti. Jeigu kažkaip nežinot, kaip išspręsti kokią nors klausimą arba nežinote, kaip padaryti tam tikrų dalykų iš techninės pusės, jūs manęs galite drąsiai klausti, aš ne dėl to, kad čia gauti pinigų, bet, nuoširdžiai padedu, aš netgi dažnai, ir Albertas mato, mes žiūrė, esame labai panašiose forumuose, aš tiesiog žmogus kažko klausia, aš nuoširdžiai parašau, kaip reikėtų, kokį daiktą, nes kartais žmogui klausimas atrodo sudėtingas, sunku rasti atsakymą, o jisai toks paprastas, nes jau prieš tai metus 100 žmonių tą patį klausia, tu jau žinai tą atsakymą tiksliai, nes išbandėjai daug variantų ir jau žinai iš karto, kaip už tam tikrą pinigų sumą išspręsti tam tikrą problemą. Tai ar ten ryčio forume jisai turi, bet kada, parašysit, aš gal kažkada atrašysiu nebūtinai iš karto, bet vėliau tai šito nebijokit, visą laiką klauskit. Ir ne dėl to, kad čia norim uždirbti, tiesiog iš širdies padedam. Dėl šito dalyko. Kažką turbūt pamiršau, bet nesvarbu, paleidžiu. Pabaigai, gal kas nors paklausė ir aš tada atsiminsiu, ką norėjau gudresnio pasakyti. Nežinau, Ryti, kiek aš čia užėmiau laiko. Jau į pabaigą, gerai. Filmuką seną, bet čia pabaigai kažkada. Žinot, tokia fotografė Ragana buvo vienu momentu išpopuliarėjusi. Tai čia jinai su vyru, sako, važiuojam į mirusios kopus nufilmuoti, 15 metais nesifilmavom, dabar iš tikrųjų biškutį gėda, nes nebuvo dar sisteminių, tik tai veidrodiniai fotoaparatai, tai fokusas visur toksai sudėtingas. Bet išbandėm tokį labai įdomų 360 stendą, kurį palieki naktį ir va taip dangų gali su timelapsu pasidaryti, šiaip žiauriai gražiai atrodo. Jisai sukasi lėtai ir visą naktį juda ir fotografuoja kadrus. Va taip. Paskutinis sakinys Tomui, ne? Koks galiu pakartoti? Paliesiu svajonių kadrą. Galvojam apie šūkį ilgai, bet gal per daug meniškas gavosi. Su prekyba nesusijęs. Mes supratome.
Klausimų, ar turite ką nors? Tai skaitmeninis ar veidrodinis? Čia ar sisteminis ar veidrodinis, čia taip turi būti jo. Tai čia lygiai taip pat, kaip kad buvo su juostinė 100% sisteminis, jau netgi dabar tai vienas pagrindinis, iš esmės tas mane ir liūdina, nes ar išsisprendė fokuso problemas. Pagrindinis klausimas būdavo ateina žmonės, ką daryti, stovi grupę, išsivedžiau po bažnyčios, sustačiau 50 žmonių ir fokusas 3 metrai jau ten už nugarų. Ir nebeina jau su to photoshopu pasidarytų fokuso, kad ir kiek šarpo bekelsi, vis tiek jie nefokusė, žinai. Tai tie sisteminiai, dabar yra netoli 5000 fokuso taškų. Su pirštuku parodai nebėra back-front fokuso, nes nebėra pentaprizmis, tiesiai vaizdas fotonai ateina į matricą ir nuo matricos fokusuojas, fokusavimo mechanizmas veikia jau iš matricos, dėl to ir fokuso problemas išsisprendė. Esmė, kad dabar visi pataiko ir... Bet vienu žodžiu, to ryti vienu žodžiu, kad visi gali dabar padaryti kadrą, nebūtinai meninį, bet fokusą. Čia vėl supaprastino, mes kiek toli nubėgom, nuo to, kai reikėjo ryškinti, su didintuvu didinti ir mažai kas tuom užsiėmė, nes tai buvo sunku. Dabar yra taip lengva tai padaryti ir tik tai liko, ir vėl Albertas labai ilgai šnekėjom šiandieną, kas sakė, kad vienintelis dalykas – matymas. To negali fotoaparatas to parodyti, šviesos, kompozicijos, idėjos. Visą techniškai išpildyti dabar jau galės bet kas. Tai sisteminis vieną pagrindinių dalykų išsprendė fokuso problemą, jos neliko. Taip lengva sufokusuoti. Ačiū. Taip, tai koks sisteminis ar veidrodinis? Tai sisteminis. Sisteminis, sisteminis. Tai turi pinigų, ne sisteminis. Tik kad jie vienodai kainuoja. Ten kažkokių papildomų nereikia. Gerai, ar dar turim kokį klausimą?